dar užsukom į panoramą ir čia apačioje vyksta modelių atrankos. Išprakaitavom pizzą vakarykštę ir vėl pizzą. Rytas atsikėlėm, šiandien yra sekmadienis, Giedrė padarė skanius pusryčius, va tokie čia visokie, su pagardukais, figų džemas jo čia, klevų sirupas. Čia yra riešutų sviestas, o čia yra cinamonas. Bananukai, su čia sėklom, košė ir pusryčiaujam, važiuojam į miestą. Užsuksim į Humaną, nes ten yra didelės nuolaidos, noriu kažkokių netradicinių drabužių pasižiūrėti. Ir paskui važiuosim į sporto klubą, Impulsą, darysime šiandien hit treniruotę su dar keletų draugų, tai pabandysiu kažką nufilmuoti ir bus dar viena graži produktyvi diena. Vėliau į kiną, papietauti kažkur ir žodžiu, atostogas Lietuvoje užbaigsiu irgi griausmingai, produktyviai ir smagiai. Pilnas maišas. 20 eurų. Tiek gerybių. Nu, Impulse laikykis. Išgersiu Plus Gel energetinio gelio kažkokio, želė. Pirmą kartą išbandysiu. Merginos irgi pre-workoutą pasiėma ir einam pataškyti riebaliuką. Na va, su merginomis daromės apšilimą šiek tiek. Prie manęs nauja pradedančioji videoblogerė, Miss Marmaitė, ne, YouTube irgi taip pat vadinti. MM Fit Life. MM Fit Life. Paliksiu description'e komentaruose žemiau, paliksiu visas jos nuorodas, tai irgi sekite, palaikykit. Labai smagu, kai yra vis daugiau ir daugiau fitnesą, prijaučiančių tą sportą, visą sveiko gyvenimo būdą žmonių. Ir dabar pasidarysim kažkokį apšilimą. Jaučiu, kad pradėjo šiek tiek veikti mano whey proteinas, mano tas pre-workoutas. Ir už 10 minučių jau einam sportuoti. Tai tikėkime, bus labai gera treniruotė, nes vėliau eisim pietauti, tai reikia daug išdeginti. Na va, darom apšilimą, atėjom į salę, toj, kur ką tik matėt vyko prieš tai treniruotę. Truputį prasitampom ir pradėsim. Visi turim po stotelę. Čia už manęs, kur yra kiek visokiausių įrankių treniruoklių, tai žodžiu, kiekvienas susigalvojam kažkokius įpratimus ir kas 30 sekundžių keičiamės. Tai yra pilvo preso stotelė, yra kojų stotelė, yra rankų stotelė. Ir žodžiu, visi žiūrim, kas ką darom ir galbūt pasiskolinam vienas kito pratimus arba darom kažką kito. Aš bandysiu akcentuotis ties visų kūnų, bendro kūno pratimus darysiu. Kiti, tarkime, Giedrė sakė, nori šiek tiek labiau akcentuoti nugarą, kas pilvo presą. Va, treniruotę baigiam. Buvo tikrai gerai, visi išprakaitavo, pavargę. Pasportavę, dabar važiuojam kažkur pavalgyti. Galvom, suksim į Akropolį. Šiek tiek vėsu, bet oras gan neblogas. Svarbu nelyja. Štai makaronai su daržovėm, bok, turbūt teriyaki ir vištiena, jūros gėrybės.
Irgi su grikių makaronais ir mes su Giedre valgom tą patį. Skanaus merginos. Čiavom Mega, eisim į filmą Lion, Liūtas. Ir dabar čia yra atsidaręs naujas sporto klubas VS Fitness. Ir berods jis yra didžiausias visame Pabaltyje. Tai reikės gal kažkada atvykti pasibandyti šią sporto salę. Ir einam žiūrėsim į filmą. Girdėjom labai gerus atsiliepimus. Gavosi taip, kad kine sėdėjom šiek tiek atskirai nuo draugių, tai sakė, jis juokės per visą filmą atsisuka į mane, tai aš vienu momentu trapučius valgau, kitą kartą atsisuka po 10 minučių, aš verkiu. Iš tikrųjų labai emocionalus filmas, tikrai vertas dėmesio. Šiek tiek gal liūdnas, linksmai nenuteikia, bet verta pažiūrėti. Dabar vaikštom, dabar yra atviros dienos šio sporto klubo. Mano akis dar turbūt raudonos, nes aš labai daug verkiau, tai nekreipkite dėmesio. Žodžiu, čia labai smagiai viskas atrodo, jeigu turėsit galimybę užeikit. Ir va, tokios dekoracijos aplinkui, tai lyg tu kokiam botanikos sode sportuoji. Šiaip labai smagiai atrodo, geriausi, naujausi be abejo treniruokliai. Labai viskas poš, tenai teniso kortai. Tikrai sužavėta. Viešai nereikia jokio instruktoriaus, ateini simbolinis euras už atklausus, kad nenumestų ir nepaimtų. Apsaugos dažai veikia, ne? Jo, ir jisai užnuori, pasileidai tik, tai laikytis, aišku, leidžiantis reikės pasispirti nuo sniego. Na štai, mėlieji, savaitgalis Lietuvoje baigėsi, labai ačiū, kad žiūrėjote ir kitame video aš vyksiu į Škotiją. Tai iki greito.